Kai mus valdo aistros energija, radža guna, tai mes norime veikti, laimėti, planuoti, įrodyti, kad galime. Pasineriame į darbą, sportą, verslą, keliones, naujus projektus. Skubame ir sakome, negaliu sustoti, man reikia rezultatų. Iš šalies atrodome sėkmingi, bet viduje dažnai jaučiame nerimą ir nuovargį. Aistros energija duoda trumpalaikį džiaugsmą, bet kartu gimdo priklausomybę ir nepasitenkinimą. Tiesiog pasiekęs tikslą žmogus, jisai nori dar daugiau. Veiksmai būna paremti troškimu, noriu gauti ir galiausiai jie atneša sielvartą ir nusivylimą. Nes kiekvienas noras gimdo naują norą. Ir kai žmogus pradeda veikti ne dėl rezultato, o dėl prasmės, kai savo veiklą mato kaip tarnystę Dievui, širdis jinai pamažu išsivalo nuo aistros. Ir tada aistra tampa tarnavimo energija. O kaip jūs dažniau veikiat iš prasmės ar iš noro ką nors įrodyti? Parašykit komentaruose.